darbų visokių. Ir man labai patinka savo darbas. Aš į namuose mėgstu šitą daryti įdarbę. Todėl, kad, nežinau, man tai lengviau. Ne taip, kad sunku, o man galbūt biškai lengviau tokį darbą daryti. O ofisas, čia kaip namai. Namuose tu ateini, pavalai, ten kur ta taip, namuose bus pas tave gražu, bus ofise gražu. Čia primeta bilia kūro, ne? Taip. Nu, aš irgi. Bet aš ten negaliu Prieiti ten labai sunku. Todėl, kad labai sunku iš to, kad aš mažytė, tai iš to. Paskui dar važiuosit kitur, iki tavo ofiso? Ne, čia pas mane dar yra 9, 8, 11 ir 12. Oho. Aš dar buvau Gedimino prospekte, ten dar 2 ofisai turiu. Šiandien ryte? Taip. Tai jums darbymetis sekmadienį. Gaunasi taip, todėl, kad aš tada penktadienį neateinu. Todėl, kad man reikia laukti pas jūs, kitur, man tai irgi labai nepatogu. Aš namuose galiu tada ką padaryti, taip tikrai nelabai. Galvoju, kad mūsų darbas labai svarbus, todėl, kad mes darom švarą, gražinam, kaip ta, čia ne namuose, tu gali namuose ten, kur ta ne taip, tai kur ta taip. A čia reikia pastoviai, kad būtų švaru, būtų gražu. Būna, kad stalą nuvalai, ten šiukšlės, a jie paėmė su ranka šiukšlės į grindis. Būna, atrodo švariai, viskas, kaip ligoniniai. A jinai vis tiek ateina, va čia, man šitą, va čia, man, va čia, aš sakau, tokį, negali. Išrinks valytojas, jūs pagalvokit, kas čia bus. Čia bus chaosas, bus bardakas, bus visur ant stalų, viską bus. Taip, žinot, pas mus ne taip, pas mane ne tokia didelė, pasakyti, alga, vis tiek stengiamės jai padėti. Gal, kad jinai vis tiek duklytė, viskas. Aš anūkų noriu, jinai sako, mama, tu ką? Taigi dar per anksti? Jinai man sako, bus 30 metų, tada perėmės. Jūs norite jau dabar? Aš noriu dabar. Tai dar žinot, nespėtumėt nieko valyti, reiktų anūką prižiūrėti. Pas mane nėra problema. Ne?